Sveikas, Pauliau. Labą dieną. Ką tu, kai sėdi čia kaip karvę pardavęs? Labą dieną. Sveikas. Sadovski, ką tu ten, gameris? Ai ne, rimpa gameris, irgi va, kompas už jo. Sadovskis su tokiom ausinėm kaip tikras gameris. Labą dieną. Sveikas. Labą dieną. Привет, пацаны, привет. 17, ne? Sveikas, Arnoldai. Kas ten toks išsivertęs pas mus, dar vienas gameris su ausinėm kokiom, pažiūrėkit. Sadovskis, matau, tikras gameris. Kas čia per Vilberis? Nėra. Arnoldas kamera, Nikolas kamera, Kajus kamera, Geraldas. O! 100 metų, Nikolai, nemačiau, atrodo, praeitais metais mačiau. Bet iš tikrųjų praeitais metais tik ir mačiau. Nu, pričioska pas tave kokia solidna. Ką jūs tylitės, ja? Papasakokit man, kaip šventės jums praėjo. Gerai. Natanas, Gabrik, Gustutas, Sebas yra, Paulius, Aroną nematau, Valdas yra, Vižienė, Edvin kur. Kas pas mus čia iPhone 6055? Kas čia per iPhone'as? Čia aš Norba. Norba? Norba, o tu kameros negali jungt, Norba? Galiu. Tai pasirodyk, tai nematėmės tavęs su komanda 3 mėnesius. O, Bachūras. O ką, o tu kameros nelabai jungsi, ne? Su Geraldu. Kažką čia dar pas mus. Aronas atrodo jungiasi. Aronai, labą dieną. Labą dieną. Nu kur tu pradingęs čia 100 metų? Ką? Buvo sunku pragyventi šitą laikotarpį, kuris buvo. Supratau. Gerai, nieko tokio. Pragyvensim. Galaxy S8. Nu, čia galaktikas kažkoks dar vienas prisijungia. A jum vaikai per mokykloje, vat, kai būna pamokas, dabar nuotoliniu būdu būna, ne? Tai nuotoliniu. Tai, o ten jum reikia jungt kamerą per pamokas, ar nereikia? Nelabai reikia. Reikia. Mane internetas išmeta ir ramiai sausėdžiu. Tai aš jau, Galaxy įjungia. Aronai, tu kamerą jungsi? Tai davai, susitariam taip, nu aš jūs ir taip vieną kartą per savaitę matau, čia per šventės iš viso nemačiau. Tai susitariam taip, kai treniruotė yra, tai visi su kamerom. Ten, aišku, ir mikrofoną, jeigu ką, kad paklaust būtų iš karto. Jeigu tenai kažkoks šurmulys namie, tai galima išsijungti, aišku. Bet jeigu ten tyliai ir viskas ok, tai jungkit ir mikrofoną, kad ar paklaust, ar kažką, kad kalbėt. Tai pasistengkit tą padaryti, kameros. Kajų ir Geraldai, aš spėju, jūs šiuo metu neturit, pasitenkit per savaitę iki kitos treniruotės susiorganizuoti, vis tiek norisi jūs
pamatyti. Ok, vaikai, žiūrėkit, šiandien mes turėsim šiek tiek daugiau laiko praleisim ties futbolu. Viena dalis, nežinau, ten matėte, ar tėvai sakė, viena dalis bus teorija, biški, o Gabija jungias kažkokia čia pas mus. Kas čia Gabija pakvietė? Tai bus viena dalis teorinė, o kita dalis bus apie jau kaip tą stabilizaciją mes jau kaip ir visada darėme, tai vėl biški pakrutėsime. Tai dabar planuojame apie 30-40 minučių grinai apie futbolą, pasimokyti, šiek tiek aišku lengviau aikštėje mokytis, bet pabandysim parodyti ir per kompiuterį, kaip kas atrodo, kad atėję į aikštę šiek tiek jau kažką būtumėt žinoję. Apskritai nieko naujo čia nebus, bus tik tai toks, kaip sakyti, įvardinimas, parodimas, kaip kas vyksta ir toks susipažinimas. Ok, tai po to žiūrėsim, kaip mums čia seksis, gal kokį po 2-3 treniruočių padarysim testą, pasižiūrėt, kaip jūs tą suprantat visą dalyką, nebus tas testas ten kažkoks labai sunkus ar kažką, grinai man norisi pasižiūrėti, kaip jūs suprantat. Tai sutarėm? Taip. Ir stengsimės, aš kadangi nuo kitos savaitės jau pradedam mes dirbti su vyresniais, tenai 16-mečiais, 17-mečiais, tai jie jau gali pradėti dirbti, kol kas jūs dar negali, tai nežinau, žiūrėsim, kada tas treniruotės daryti, pasižiūrėsiu pagal tvarkaraštį, kada aš galėsiu daryti, nes vis tiek reikia būti man namie arba bent jau kažkur, kur kompą galiu įsijungti ir pasportuoti kartu su jumis. Tai pasižiūrėsim. Šiaip planai dabar trečiadienį, bandysim, kad būtų trečiadienis, bet vėl velniai žino, kaip ten viskas išeis. Tai gerai, prisiminkit kitai treniruotė, kad visi būtų su kamerom, ok? Ir kad man lankomumas būtų geras. Vakarais visada darau, jokių mokyklų nieko nėra, tai nėra priežasčių neteit. Biški tas bandelės, kur per karantiną ir per šventės paauginom, tai reikia jas ir pabiški jau judint, krūtint. Tai gerai, dabar vaikai. Pasidarau aš share screen, jūs turėtumėt jau matyti. Matom? Taip. Matom, gerai. Tai šiandien vaikai. Mano kompiuteris gali biškį striginėti, nes labai prastas, jūsų čia daug, viskas vyksta jam. Ok, tai 10 metų, pirma pamokėlė pas mus, matom, pasaugojimas, jo? Kas čia tokio, girdėta ar negirdėta? Kas čia tokio yra? Pasaugojimas. Nu, pasakykit, alio. Tyli visi. Tai jo, čia yra toks gynybinis veiksmas. Dabar aš jum įjungsiu, į šitą jum numesiu į chatą. Ir tenai, kaip man čia chatą surasti, mūtelnių share, chat, numetu į chatą YouTube linką. Pasispauskit visi, užsimūtinkit savo mikrofonus, pasispauskit ir pasižiūrim gerai, kas tenai yra tokio. Čia yra grinai gynybos visokiausi epizodai, užsimūtinam pradžiai save, jo, ir tuomet pasižiūrim, kas tenai kaip. Pasižiūrim, ką tenai kaip.
Labą dieną. Sveikas, dabar pavėlavai biškį tyliai pabūk, mes žiūrim video. Nu tai ką, pasižiūrėjom? Taip. Tai kaip galvojat, apie ką bus šita mūsų pamokėlė? Apie gynybą ar apie puolimą? Apie gynybą. Apie gynybą tikriausiai, jo. Tai kaip matėt, jo atrodo tiek daug įvairiausių veiksmų, pasiaukojimo jo. Ir vis tiek kartais net tie gynybiniai veiksmai atrodo žymiai gražesni ir įspūdingesni nei kai kurie puolimo veiksniai, jo, kaip įvarčiai ir panašiai yra tikrai ten, kur 1,50 m laimi oro dvikovą prieš 1,90 m. Ten prie pat vartų. Irgi tokie svarbus dalykai, tai dažnai jie būna nepastebėti, bet tačiau jie yra labai svarbus, tokie patys svarbus kaip ir įvarčiai kartais įmušti, arba kai nuo linijos ištraukia gynėjas. Matėte, tenai 2 kartus nuo linijos gynėjas ištraukė. Tai tokie dalykai labai svarbus yra. Ir norint, kaip sakant,
laimėti daug varžybų, turim išmokti ir gerai gintis. Nebūtinai, aišku, ateina laikas, reikia ir nuo linijos ištraukti su patkatu kamuolį, ateina laikas, reikia padaryti patkatą, bet šiandien labiau mokysimės apie komandinę taktiką, ne apie individualią tokią. Tai būtent pasaugojimas jo. Kaip galvojat, prašau, kas yra pasaugojimas futbole? Jo? Aš to jau. Man reikia jūsų 3 opcijų. Kaip galvojat, kas yra tas pasaugojimas? Tai yra saugojimo vartuose labai daug. Saugoti vartus? Kas čia sakė? Aš Gustautas. Gustautas, taip. Gerai. Kas dar ką galvoja? Padengti žaidėją, gal pasaugoti, neįmuštų. Apginti žaidėją? Taip, pasaugo, kad jisai negautų geros epizodų. Aha. Nojus, jo atsisakė. Taip. Gerai, kas dar reikia trečio? Kas dar kaip galvoja? Nu kaip galvojat, kas dar tas pasaugo? Presinguoti prie žaidėjų su kamuoliu. Kas čia taip sakė? Gustautas. Irgi. Presinguoti žaidėją, kuris turi kamuolį, jo? Taip. Ok. Gustautas. Ok. Tai dabar taip. Va čia Gustautas pirmas yra saugoti vartus, tada Nojus sakė apginti žaidėją ir trečias buvo Gustauto irgi presinguoti žaidėją, kuris turi kamuolį. Tai dabar mes pasižiūrėsim. Va čia tą patį klausimą gavot prieš. Pasaugoti jėgas. Pasaugoti jėgas? Taip. Pasaugoti jėgas. Gerai, dar Nikolas. Oi. Pasaugoti jėgas. Nikolas. Gerai. Tai dabar va tokį patį klausimą gausit po mūsų šitų skaidrių, kai praeisim. Ir tenai pasižiūrėsim, ar atsakymai bus panašus, ar bus kitokie. Kas labai svarbu, vaikai, nebijokit klaust, nes čia yra, kaip sakyt, labai didelis kompleksuotas dalykas, ta taktika futbolo. Biškai pabandyti. Ką? Kaip presinguoti? Presinguoti? Ką reiškia presinguoti, klausiai? Jo. Presinguoti, tai pavyzdžiui, kai tavo atžvilgiu, kai tu esi puolėjas ir gynėjas turi kamuolį, tai nelauki, kol jis pas tave ateis, o tu pirmas bėgi ant jo atiminėti. Supranti? Kažkiek aiškiau gal? Sebastianai. Jo, aiškiau. Ok. Gerai, tai važiuojam toliau. Pasislinkit kamerą į šoną kažkaip tais, arba pasimažinkit, aš iš viso gal išsijungsiu, kad jum matytųsi viskas. Tai pradžia yra centro gynėjo pasaugojimas, jo. Tai matom tokią situaciją, 3 žaidėjai raudoni puola mėlynų vartus, taip, vidurinis turi kamuolį. Tai pirmas yra centro gynėjas, numeris 3, mėlynai užrašas, tai vadinas mėlynas. Numeris 3 pasitinka varžovą. Jo, matom, čia rodiklytė yra, kad veda varžovas, o 3 numeris pasitinka jį. Taip. Tai vadinasi, būtent šiuo metu pasaugojimą turi atlikti numeris 2 ir numeris 5. Pasižiūrim, ką reiškia tai. Vadinasi, 9 numeris veda kamuolį, numeris 3 jį pasitinka. Taip. Vadinasi, dabar, jeigu numeris šitas raudonas, kuris turi kamuolį, apsivaro numeris 9, jis gali varytis per vieną pusę, jo ir iš karto atsidurti prieš vartininką, arba per kitą pusę. Tiesa, labai pavojinga. Jeigu pralaimim 1-1, labai pavojingai gaunasi. Tuomet mums reikalingas pasaugojimas. Tai vadinasi, kad 5 numeris ir 2 numeris, šiuo metu kraštiniai gynėjai, ateitų į vidurį. Taip. Vadinasi, tuomet, žiūrim, kas toliau būna, ir dabar gaunasi, jeigu mūsų numeris 3 apveda jo, tuomet jis gali išeiti viens prieš vartininką ar negali? Negali. Negali, taip,
nes atsitrenks į vieną arba į kitą, tiesa? Tai va čia yra pasaugojimas, kuomet vienas draugas pasitinka varžovą, o kiti arba kitas draugas pasaugo, kad jeigu jį apsivarys, arba jis nepataikys į kamuolį, kad vat, bus ten kitas, kuris vat, tą kamuolį paims. Tai dar kartą, jo, žiūrim, 9 numeris veda kamuolį, 3 jį pasitinka, ir tie 2 pasaugo. Tai čia vat, yra toks vat, būtent gynėjų judėjimas, kuomet ataka vyksta per centrą. Jo, tai 9 numeris per vidurį žaidžia, centro gynėjas jį pasitinka, aišku, nereikia bėgti ant jo be galvos, o reikia po biškį pasitik, bet jau, kaip sakyt, kontroliuoti jį, kad jis nebūtų laisvas, nes jeigu lauksim va tai, va kaip dabar, ir 9 numeris paims ir varysis tą kamuolį, tai vadinasi, jis bus prie pat vartų. Taip nereikia. Biškį pasitinkam, kad jam netaip lengva būtų. Ir tuomet pasitinkam ir tuomet turi įvykti pasaugojimas. Ar šitą dalį supratom? Taip. Jo, vidurio gynėjas išeina per vidurį pasitik, krašto gynėjai ateina jam už nugaros į centrą. Kad jeigu kas atsitiktų, vis tiek, jeigu perdos kamuolį kraštą, nėra ten taip pavojinga, kad jeigu apsivarys vidurinį centro gynėją mūsų ir nubėgs 1-1. Jo? Tai turim visada gynybai galvoti, kur yra pavojinga, kur yra mažiau pavojinga. Nes dažniausiai gynybai būna, visada yra blogai, nebus visada gerai, kai puola. Tai turim pasirinkti mažiausią blogybę, kokia yra įmanoma. Okay? Judam tame toliau. Gal turit kažkas iš šito būtent klausimą kažkokį? Ne. Viliau, tu čia žaidži šitoj pozicijai, Natanas žaidžia. Ar supranta? Viliau, o tu supranti? Trenerė, aš jau taip anksčiau darydavau, žinodavau. Žinojai šitą jau? Taip. Ok. O kaip Natanas supranta? Taip. Aha. O kraštiniai gynėjai pas mus Norba, Gustas, Avižėnis, Nojus žaidžia tenai. Ar suprantat, kokia rolė čia yra svarbi krašto gynėjai? Nestovėti va taip plačiai, jo? Stovėsim plačiai tokioj situacijai. Gali būti babam, ane? Turim būtinai nepamiršti, ir uždaryti tą vidurį, nes visada vidurys yra pavojingiausias. Tai čia centro gynėjams gal šiek tiek paprastesnė užduotis, nes kaip ir centro aikštė, tai jie ir supranta, kad čia mano žmogus, jo, bet svarbu labai yra centro gynėjai turėti tokius neužmiegančius krašto gynėjus, kurie nepamirš, kad turi susiaurėti pasaulį. Tai taip, gerai. Gabrik, aš tave užmutinsiu, tu labai čia garsus kleidi visokiausius, gerai? Norėsi, gerai, pats užsimutinai. Norėsi paklausti, tada atsimutin, gerai? Gerai. Važiuojam toliau. Apėjom centrą, einam pasižiūrėti kraštinius gynėjus. Taip, tai irgi labai svarbu. Ypač dabar. Pirmas labai svarbus dalykas, pasižiūrėkit, pirmas punktas. Kraštinis gynėjas, šiuo metu numeris 5, užsiema tokią poziciją, kad negautų kamuolį, kad negautų į tarpą tarp centro gynėjo ir jo. Tai, kad va šitas kamuolys, jeigu jis šitas 5 atsistos iš karto prie 7, tai tas pasas gali nueiti į tarpą, o čia blogiausia, kas gali būti. Taip, tai turim užsiimti tokią poziciją, kad negaut į tarpą. Jeigu šitą kamuolį dabar duos į tarpą, tuomet paims vartininkas arba aš paeisiu 3 žingsnius paimsiu, bet šitas jau tikrai jis to kamuolio nepavys. Tai turim užsiimti taip, kad negauti tarpą. Tuomet, kuomet duoda 8 numeris 7 pasą, aš tada puolu. Matom? Aš laukiu pozicijoje, laukiu ir tik ką? Jeigu atgaldos perdavimą. Tai atgaldos perdavimą visa komanda paeis į priekį, nėra problemos. Yra problema tada, kada žaidžia į priekį, jo? Tai kai tik tai, čia krašto gynėjai labai įsiklausykit, Arnoldas daro dažnai tą klaidą, Norba dažnai daro tą klaidą, po to prisidarot savo ir tenka lenktyniauti.
užsiemu poziciją ir laukiu, kol duos pasą kraštinį. Bet tik tai duoda, aš iškart pradedu judėti, atakuoju jo. Bet žiūrim dabar, kokios problemos atsiranda. Bet šitas krašto gynėjas pasitiko į jo, vadinasi, atsiranda va čia didelis tarpas. Jo? Kaip galvojat, kas dabar turi atsitikti? Turi tie kiti gynėjai pajudėti į kairę pusę? Taip, tiek trečias centro gynėjas turi paeiti šoną, tiek antras turi paeiti šoną, jo? Op, paeinam ir čia įvyko kraštinio gynėjo pasaugojimas. Vadinasi, jeigu šitas 7 numeris, vat prieš tai, kur buvo, sugalvo žais prieš vieną, jam bus žiauriai lengva, nes jis turi vos ne ketvirtį aikštės, jo vos ne ketvirtį aikštės turi apžaisti viens prieš vieną. Nu, per treniruotę jūs įsivaizduokit, jeigu turit kamuolį ir per tokį aikštės plotą reikėtų kažką apžaisti. Prasimetu ir bėgu vos ne? Taip pat atsiranda tokie variantai, kaip gali atlošti ir į tarpą iš karto gauti. Tada babam šitam krašto gynėjai. Todėl labai svarbu čia centro gynėjai yra pasaugoti tą zoną. Kad jeigu jis eina į vidurį, o aš paimu ir išlendu. Suprantam? Vadinasi, tik tai su perdavimu judu pasitinku ir nemiegam, nelaukiam centro gynėjo su kitu kraštu. O iš karto, kas čia užstrigo? Kažkas čia man užstrigo. Op, ir paėdu, jo? Gustai, ar supranti? Ja. Žiūrėkit, dabar žiūrim būtent iš kairės pusės, jo? Kodėl svarbu šitam gynėjui nelikti tenai, kur jis buvo? Tai jau mes čia padarysim, kad patogiau būtų žiūrėti. Kur mes čia esam? Čia. Kodėl svarbu? Va šitam gynėjui irgi yra nes nelikti čia, kai šitas išeina, pasitinka, šitas pereina, tada žiūrėkit, jeigu šitas krašto gynėjas, kito krašto jo, lieka, vadinasi, kas gali būti? Šičia jau kamuolys yra. Jau tada va čia gaunasi didelė erdvė gaunasi, jo. Nereikia bijoti palikti savo žaidėjo tenai, jis tenai nepavojingas. Pavojingiau yra centre, nes čia gali būti šitas perdavimas ir kas tada gaunasi, viens prieš vieną su vartininku išeina. Jau centro gynėjai čia bus sunku, todėl turi visada antras ateiti, uždaryti, jo. Tada jeigu jis gavęs šitą kamuolį, vienas pasitinka, kitas vėl saugo, jo. Pereina šitas perdavimas į tą kraštą. Tada šitas pasitinka, šitas su žmogum, šitas irgi ateina į centrą. Ir visa ta gynyba šitaip veikia. Ką, Viliau? Šitą treniruotį pratimą darėm kažkokį labai panašų. Mes šitą žaisdavom su tarpais, kur reikėdavo tarp linijų duoti. Mes panašiai mokėmės tenai, jo. Tik šičia jau grinai, jūs tą palietę šiek tiek esat. Tai šičia jums, kaip sakyti, ant lentos vos nenubraižau, kad turėtumėt, sakau, būti supratę. Ok, žiūrėkit, tik 10 minučių liko, tai reikia paskubėti. Tada dar treniruotė, jo? Ką? Treniruotė dar po to bus. Jo, bet treniruotė bus 6. Gerai, žiūrėkit. To jau aš čia viską sugrįžinau, kad mane išsibalamutintų. Ok, gerai. Toliau važiuojam. Iš kito krašto. Iš kito krašto viskas vyksta visiškai taip pat. Perdavimas į kraštą. Tik pasas eina, aš iškart pasitinku. Centro gynėjas ką daro? Nu į dešinę šoną biškį. Pereina, taip, eina pasaugot. Eina pasaugot ir kitas krašto gynėjas nemiega, o eina pasaugot. Jo, įsidėmėkit, tas pasaugojimas yra, kad aš saugau ne jėgas, ne kažką tais, ne mamą, ne savo tėtį, ne šunį, o saugau draugą, kuris savo komandos draugą, kad jeigu jį apves, va čia į vidurį, tuomet aš išeinu jį pagaunu. Jo, jeigu apvesi lyriją, aš lieku savo vietoj. Čia irgi labai svarbu kaip centro gynėjai. Gerai, toliau paskutinis. Šičia, kas gali būti,
Šį čia man nelabai pavyko gražiai sukarpyti, tai biški kvailai atrodys, bet viena iš kainų, kas gali būti, kai centro gynėjas nepasaugo kraštinį. Žiūrim, eina perdavimas, pasitinka, pum, sieną ir tas gali pabėgti. Jo? Ir gaunasi kas, kad šitas 11 gali veržtis į baudos aikštelę mušti arba perduoti 9 numerį, kuris eis į aikštelę. Labai pavojinga situacija gaunas. Visas tas dalykas išvengiamas tada, kada kas įvyksta? Pasaugojimas. Nu ir dabar pasižiūrėsim, čia jau grinai iš mūsų komandos pusės, kaip mes norim gintis. Mes bandom, aš tiksliau bandau jums pertikti, kaip mes ginamės, ką mes darom. Bet grinai, kas čia parašyta? Priešininkų kraštinio žaidėjo spaudimas, jo? Naudojant pasaugojimą. Vadinasi, turi jų krašto centro gynėjas kamuolį, perduoda kraštinių gynėjų. Kas tada vyksta? Kas dabar turi atsitikti, kaip galvoja? Kairys gynėjas pareina prie 7. Nu čia jų krašto saugas yra. Tai krašto saugas irgi. Penktas prie 7. Tai pradžiai viską rodo 7, jo, nes jis arčiau kamuolio, ten jo žmogus. Tai vadina 7 eina. Taip. Tada kokios opcijos lieka antram numeriui? Ką jis gali daryti? Duoti 7. 7 gali duoti. Kam dar gali duoti? Trečiam. Trečiam gali duoti. Taip. Ir kam dar? Ir 8. 8, taip. 3 žaidėjai, kuriem gali duoti, jo? Vadinasi, kai tik tai mūsų komanda pamatė, kad vyko gerai, pamatė mūsų komanda, kad 7 numeris iškart bėga, vadinasi, mes turim juos presinguoti. Jo, vadinasi, kaip sakėt, kad uždengs 7 ir 3, kokie žmonės turi juos spausti? Mūsų komandos. 5 ir 9. 5 ir 9, teisingai. Tai iš karto 5, 9 prieina. 9 prieina ne prie pat. Dėl to, kad jeigu jis nueis prie pat, čia atsidarys plotas, kur galės duoti 8, užtenka laukti, jeigu pamatys, kad duoda atgal, iš karto užspaus. Šį čia jam užtenka laukti, jo? Tuomet, kas labai svarbu, koks vienintelis variantas čia lieka, kur duot pasą? Buvo 3. Taip, 8 lieka. Tai vadinasi, mūsų vidurio saugas irgi neturi užmigti. Turi nereikia bėgti prie pat jo, taip? Nes vis tiek šitą pasą duodamas, šitas pasas praeis 8 mūsų numeris galės išlysti prieš tą pasą, paimti. Bet, kas toliau svarbu, kaip galvoja, jeigu šitoj pusė yra kamuolys, ar šitas ir šitas, 5 ir 11 raudoni, ar jie yra pavojingi? Ne. Tai mums geriau tada, kad mūsų antras žmogus, 3 paeina, 11 ateina į vidurį, kad tą 8 suvalgytumėm, jeigu jam pasas praeis. Ir tada antras padaro pasaugojimą, apie kurį mes kalbėjom prieš tai. Mums galim tuos jų krašto gynėją ir jų 11 numerį palikti. Jiem tenai tą pasą atiduoti beveik neįmanoma. Suprantam? Taip. Tai tas pasaugojimas, kur kalbėjom, su centriniais, jo, tas pats galioja ir vidurio saugam su krašto saugais. Tas pats galioja gynėjam, jo, nuėjo į kraštą, per vidurį kamuolys. Centro saugas, tarkim, pasitinka, krašto saugai susiaurėja. Jo, nuėjo į kraštą kamuolys. Vidurio saugas atėjo, kito krašto saugas susiaurėjo irgi. Suprantat? Tai viskas vyksta visoje aikštėje. Šiek tiek tas skiriasi su puolėju. Jo, puolėjo matom, judėjimas yra toks, kad jeigu atloš atgal pasą, tuomet aš jį suvalgysiu. Taip, tai laiko pas mus iš viso čia mažai liko. Tai mano paskutinis jums klausimėlis yra, čia nespėsim, kaip jūs dabar suprantat tą dalyką. Kas yra pasaugojimas? Kas gali pasakyti? Aš galiu. Nu, po vieną tik tai. Reikia 3 dalykus pasakyti. Tai gal ir pozicijos laikymasis? Pozicijos laikymasis, okei. Geraldai, kalbėk. Matau, pakėlė ranką.
Arba parašykit chatą, jeigu kažkas, jeigu negali kalbėti. Nu, įdomu, Geraldas rašo ar nerašo? Va, teisingai, irgi teisingai. Pasaugoti draugą, kai ginasi. Teisingai. Teisinguoti žmogų. Irgi presinguoti žmogų. Kas čia sakė presinguoti žmogų? Aš Norba. Norbertas, ne? Toliau ten Geraldas buvo. Ir Gustautas pradžioje, jo? Taip. Kas dar turėjo mintį? Nepraleisti žmogaus, kad įmuštų. Nu, visada pasaulio. Tai va, pažiūrėkit, šičia pozicijos laikymasis labai svarbu, nesilaikysis, kuomet saugojam, nepasilaikysi savo pozicijos, atsiras tarpai. Jo? Vadinasi, tam, kad laikytis poziciją, reikia pasaugoti draugą, kuomet ginamės. Irgi teisingai. Presinguoti žmogų. Irgi tas pats, nes šičia skaidrę pasižiūrim. Kuomet trečias numeris. Ai, čia man reikia. Trečias numeris šiuo metu, jis presinguoja žmogų. Tiesa? Nelaukia žmogaus. Čia gal blogas pavyzdys. Penktas numeris. Presinguoja žmogų. Jis nelaukia jo, bet presinguoja. Teisingai. Tai irgi teisingai atsakėt. Ir nepraleisti žmogaus, kad įmuštų. Tai čia yra visada. Čia Nojau, tu pasakė jo? Taip. Tai čia visada yra pagrindinė užduotis gynybai. Viską daryti, kad mums neįmuštų. Tai va tokia mūsų pirma pamokėlė. Kažkiek, aš galvoju, čia viskas jums žinoma. Kitą pamoką aš pabandysiu šiek tiek aiškiau nupaišyti visus šitus paveiksliukus. Tai jau taip aišku. Buvo dar variantų, kaip galima buvo kitaip padaryti. Dabar žiūrėkit, vaikai, turim 20 minučių pertraukėlę. Ramiai galite pailsėti. 6 valandą yra kitas linkas Facebook'e. Tai 6 valandą lygiai susitinkam, tenai jau su sportiniam aprangom, vandenukas ir sportinė apranga. Ok? Susitiksim to jau. Iki. Gero. Tai kas jūsų gero, to susitiksim. Taip.